Jei pasakyčiau, kad noriu jūs palaiminti, tai reikštų, jog noriu dalyvauti jūsų gyvenime patenkindamas kokį nors poreikį arba suteikdamas materialę, emocinę ar dvasinę pagalbą. Kitaip tariant, noriu, kad per mane Dievas padarytų kažką jūsų labui. Šiandien teologijos mokslų daktaras Čarlzas Stendis paragins mus dalytis Dievo palaiminimais. Šiais laikais lengva tapti truputį savanaudiškais ir savimilomis. Taip atsitinka, nes visi turime poreikių ir atsakomybių. Kyla klausimas, kaip šiomis dienomis būti Jėzaus sekėju. Atsakykite man, o kaip buvo Jėzaus dienomis? Ką jis kalbėjo, ko mokė? Tie laikai buvo labai panašus į šiuos, tik daug blogesni. Anuomet buvo dvi žmonių grupės. Vieni turtingi ir galingi, kiti, kurių buvo dauguma, labai neturtingi, vergai. Tokių buvo milijonai. Kaip tuomet Jėzus mokė? Kaip sakė žmonėms elgtis? Mūsų jis tikrai nemoko kitaip. Jis neprieštarautų pats savo. Tiesa yra tiesa. Nesvarbu, kokiais laikais gyvename, kokios situacijos aplinkybės, principai išlieka tie patys. Taigi, ko Jėzus mokė? Ką darė? Kaip elgėsi? Kaip liepia elgtis vieniems su kitais? Viskas yra Dievo žodyje. Skaitydami šventąjį raštą pradedame suprasti, ką Jėzus, apaštalas Paulius ir kiti sakė. Suvokiame, kad tai tinka ne tik jų laikais gyvenusiems žmonėms, bet tinka ir mūsų dienomis. Ir dabar gyventi turime taip, kaip jis mokė anomis dienomis. Šiandien aptarsime dar vieną gyvenimo principą. Dievas mus laimina tam, kad būtume palaiminimų kitiems. Tai vienas iš palaiminimo tikslų. Jis mus laimina, kad palaimintume kitus. Noriu pacituoti dvi trumpas šventojo rašto ištraukas. Pirmoji iš laiško Efeziečiams 4 skyriaus. Čia Paulius kalba apie krikščionišką gyvenimą, kaip turime elgtis ir ko turime vengti. Nuo 25 eilutės skaitome. Tad pametę melus, kiekvienas kalbėkite tiesą savo artimui, nes mes esame vieni kitų nariai. Kalbama apie bažnyčią. Rūstaudami nenusidėkite. Tegul saulė nenusileidžia ant jūsų rūstybės. O tuomet sako, paklausykite, ir nepalikite vietos velniui. Kas vogdavo, tegu nebevagia, bet imasi triūso, imasi darbo. Dirbdamas savo rankomis gerą darbą, kad turėtų iš ko padėti stokojančiam. Apaštalas Paulius sako, kad kiekvienas žmogus turi dirbti. Viena priežasčių, kodėl reikia ištikimai ir stropiai dirbti, kad turėtume kuo pasidalyti su kitais. Dabar atsiverskime laiško Timotiejui 6 skyrių. Čia Paulius vėl kalba apie tą patį. 6 skyriaus 17 eilutėje skaitome. Šio pasaulio turtuoliams įsakyk, kad nesididžiuotų ir nesudėtų vilčių į nepatikimus turtus, bet viltųsi Dievu, kuris apsčiai visko mums teikia mūsų džiaugsmui. Toliau skaitome, tegul jie daro gerą, lobsta gerais darbais, esti dosnus, dalijasi su kitais. Jis sako, nevokite, bet dirbkite, kad galėtumėte pasidalyti su kitais. Jei esate turtingas, nepasilaikykite visko savo. Dievas nori, kad dalytumėtės. Pagalvokite apie tai, kad Dievas kiekvieną mūsų palaimino. Laimindamas mus, jis galvojo apie tai, kad tapsime palaiminimu kitiems. Pasvarstykime, kas yra palaiminimas. Prašydamas Dievą jūs palaiminti, prašau įsikišti į jūsų gyvenimą jūsų naudai. Dėl jūsų laimės, džiaugsmo ar kokio konkretaus poreikio. Prašau, kad jis padėtų jums gyvenime.
Iš tiesų, Dievas nori, kad mes laimintume vienas kitą. Skaitytose eilutėse jis kalba apie tą patį, kad turime dalytis, turime dirbti savo darbą ir dalyti su tais, kurie turi mažiau. Pagalvokime apie Kristaus gyvenimą ir ką jis apie save galvojo. Mums jis yra viešpats, šeimininkas, karalius. O ką jis pats kalbėjo? Jis sakė, atėjau ne tam, kad man tarnautų, nors jis to nusipelnė. Atėjau ne tam, kad man tarnautų, o pats tarnauti ir atiduoti savo gyvybės kaip išpirkos už daugelį. Tai buvo jo tarnavimas, jo gerumo, meilės ir gailestingumo mums išraiška. Evangelijoje pagal Luką skaitome, kad jis sako, aš tarp jūsų esu kaip tas, kuris patarnauja. Būtent taip Jėzus matė save. Prisiminkime, ką jis darė. Kaip mums tarnavo. Matydamas poreikį, jis stengdavosi jį patenkinti. Kas nors paklaus, ar tai reiškia, kad jis išgydė kiekvieną sergantį? Ne. Ar jis patenkino kiekvieno žmogaus poreikius? Ne. Šventajame rašte skaitome, kad Jėzus žinojo, kas yra kiekvieno žmogaus širdyje. 3 metus gyvendamas žemėje, Jėzus duodavo ir duodavo, dalijosi savimi. Kas vyko jo mirties valandą? Ką jis darė, kai kone visiškai nuogas nukryžiuotas kabėjo tarp 2 plėšikų? Jis atidavė save kaip galutinę auką už visos žmonijos nuodėmes, kad kiekvienas, kuris ateina pas jį ir prašo atleidimo, remdamasis faktu, jog Jėzus mirė ir sumokėjo už jo nuodėmes, galėtų būti išgelbėtas. Toks buvo Jėzus. Noriu, kad įsiklausytumėte į tai, ką jis sako šventajame rašte, nes tai tinka kiekvienam iš mūsų. Perskaitysiu, ką jis padarė dėl mūsų, kaip mums tarnavo. Vėliau perskaitysime kitą eilutę, kuri nurodo, kokia turėtų būti mūsų reakcija į jo atliktą darbą. Pradėkime nuo to, kad jis mus išgelbėjo. Jis išgelbėjo mus iš nuodėmių. Dabar man ir jums yra duota atsakomybė. Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją visai kūrinijai. Tai nereiškia, kad rytoj turite vykti į Kiniją arba Rusiją. Tai reiškia, jog kur mes begyventume, mums patikėta atsakomybė dalytis Evangeliją su aplinkiniais žmonėmis. Tais, kurie yra toliau ir tais, kurie yra šalia. Su savo draugais, bendradarbiais. Kur ir kaip begyventume, esame atsakingi už Evangelijos skelbimą. Šią atsakomybę mums pavedė Kristus. Antra, jis mus myli. Be galo mus myli. Petro 1 laiške 4 skyriaus 8 eilutėje parašyta: visų pirma, turėkite apsčiai meilės vieni kitiems, tai yra palaikykite savo meilę gyvą, nes meilė uždengia nuodėmių gausybę. Turėkite apsčiai meilės, ne šiaip, labas, tu man patinki. Turėti apsčiai meilės reiškia mylėkite veiksmu. Išreikškite meilę ne tik žodžiais, bet ir darbais. Kristus neprašo padaryti daugiau, nei pats dėl mūsų padarė. Jis sako, išgelbėjau tave ir noriu, kad būtum laidininku man gelbėjant kitus. Labai tave myliu, atidaviau savo gyvybę už tave. Noriu, kad dabar tu karštai ir nuoširdžiai mylėtum kitus. Atsiduok žmonėms, kad jie patirtų tavo meilę. Trečia, jis atleidžia mūsų nuodėmes. Laiške Efeziečiams 4 skyriaus 32 eilutėje skaitome: verčiau būkite malonūs, gailestingi, atlaidūs vieni kitiems, kaip ir Dievas Kristuje jums buvo atlaidus. Kaip Jėzus mums atleidžia? Paprastai. Mums nereikia maldauti Dievo, kad jis mums atleistų. Ne vienas negalime pasakyti, prašiau Dievo atleisti nuodėmes, bet jis nesutiko. Prašiau 2 ar 3 kartus, tačiau jis atsisakė. Jei prašysite nuoširdžiai, kaip jo vaikas,
Jis atleis. Gal jūs to nepajusite, gal aplinkui niekas nepasikeis. Jeigu išpažįstame savo nuodėmes, jis ištikimas ir teisingas. Galite juo pasitikėti. Jis turi teisę jums atleisti. Tačiau jei nesate tikintysis, visų pirma turite išpažinti savo nuodėmes, prašyti atleidimo ir priimti jo sūnų Jėzų Kristų kaip savo asmeninį gelbėtoją. Visi šie veiksmai remiasi tuo, kad jis visiškai sumokėjo už jūsų nuodėmes, o ne tuo, kad esate pakankamai geras. Užtenka paprašyti, kad būtumėte išgelbėtas. Taigi jis atleidžia nuodėmes. Jis sako, kad turime atleisti kitiems taip, kaip Dievas per Jėzų Kristų mums atleido. Tai yra daugybę kartų. Ir ne tik tai. Dievas tą pačią nuodėmę mums atleido daugybę kartų. Mes taip pat turime atleisti, nesvarbu ką, kada, kaip ir kas padarė. Atleidimui nėra ribų. Pasakysite, bet tai mane labai skaudina, ne tai svarbiausia. Kiek kartų Jėzus jums atleido? Jei ketinate sekti Jėzumi, irgi turite taip daryti. Be to, Dievas aprūpina mus materialiai. Laiške Timotiejui skaitome, tegul jie daro gerą, lobsta gerais darbais, esti dosnus, dalijasi su kitais. Manau, kad kiekvienas žmogus, kuris dabar klausosi, palyginti su didžiaja pasaulio dalimi, yra pasiturintis. Kiek mažai mes beturėtume, palyginti su jais, esame turtingi. Dievas mums duoda tai, ko prašome, arba tai, ko mums reikia. Dėl to turime taip pat elgtis su kitais. Be to Dievas moko mus tiesos. Dėl to mes tai žinome. Pasakyta, kas mokomas žodžio, tegul dalijasi savo gėrybėmis su mokytoju. Studijuodami Dievo žodį, išmokote daug dalykų, todėl dabar turite mokyti kitus. Pasakysite, aš nesu mokytojas. O kas yra mokytojas? Tas, kuris turi pedagogo išsilavinimą? Ne. Paklausykite, jei matote, kad aš kažko nežinau, ir man tai paaiškinate, bei parodote, kaip pritaikyti gyvenime, pamokote mane. Mūsų Viešpats davė mums šventąją dvasią, kuri įgalina mus pamokyti kitus. Daugelį galite pamokyti Dievo žodžio tiesų. Pagalvokite dar apie vieną dalyką. Jis guodžia mus. Antrajame laiške Korintiečiams apaštalas Paulius rašo, tebūna pašlovintas Dievas, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus tėvas, gailestingumo tėvas ir visokios paguodos Dievas, kuris guodžia mus kiekviename sielvarte, kad ir mes galėtume paguosti bet kokio sielvarto ištiktuosius tą paguodą, kurią gauname iš Dievo. Mes esame guodėjai. Pasakysite, kad nemokate paguosti? Mokate. Paklausite, kaip reiktų ką nors paguosti? Jei matote kenčiantį, pasakykite jam, noriu, kad žinotum, jog meldžiuosi dėl tavęs. Ne visiškai suvokiu, ką išgyveni, bet noriu, kad žinotum, gali manimi pasikliauti. Galite apkabinti tą žmogų, patapšnoti per petį, arba pasakyti, nesuprantu iki galo tavo sielvarto, bet mielai tave išklausyčiau, jei norėtum išsikalbėti. Tai paguoda. Tiesa ta, kad kiekvienas galime daryti tai, ką mums daro Jėzus. Tai jo paliepimas. Mes net neturime pasirinkimo. Jei ketiname būti Jėzaus sekėjais, turime guosti kitus. Be viso to, kas paminėta, Jėzus mus drąsina. Dėl to mes ir meldžiamės, kad kartais truputį prarandame drąsą arba patiriame sunkumų. Tada sakome, Dieve, man reikia tavęs. Paulius rašo, ištvermės ir paguodos Dievas teduoda jums tarpusavyje būti vienos minties, Kristaus Jėzaus pavyzdžiu. Kiekvienam mūsų reikia vieno ar daugiau guodėjo. Vakar vakare radau kažkieno man atsiųstą elektroninį laišką. Pagalvojau, Viešpatie, noriu padėkoti, kad gavau šį laišką. Jis buvo labai padrąsinantis.
Pagalvokite, kada paskutinį kartą nusprendėte padrąsindamas nusiųsti kam nors laišką, o gal paskambinti ir pasakyti padrąsinančius žodžius. Nebūtina sakyti paskambinau, nes noriu tave padrąsinti. Ne apie tai kalbu. Tiesiog padarykite tai. Kartais labai padrąsinti galima paplekšnojant per petį ar suimant žmogų už rankų. Tačiau jei visą laiką galvosiu tik apie save, tuomet per dieną praleisiu daugybę galimybių, ką nors padrąsinti. Be to, žinoma, Dievas mus priėmė. Ačiū jam už tai. Jis mus priėmė. Skaitome, priimkite vienas kitą, kaip ir Kristus jūs priėmė Dievo garbei. Ką nors priimti reiškia priimti žmogų tokį, koks jis yra. Man gali nepatikti, ką jis daro. Gali nepatikti, kaip jis elgiasi, tačiau galiu priimti jį kaip asmenį, turinti poreikių. Galbūt jis savanaudis, pavydus, o gal laimingas ir linksmas. Pats blogiausias jausmas iš visų yra jaustis atmestam. Galvoju apie daugybę žmonių, kurie atėję į darbą sužino, kad mažinami etatai ir jie daugiau nebereikalingi. Ši diena tau paskutinė. Apie tai galima galvoti, ką tik norite, bet žmogus jaučiasi atstumtas. Jis nebereikalingas. Įsiminkite, nors mes to nenusipelnėme, kiekvieną mūsų Dievas per Jėzų Kristų priėmė. Jis tai padarė dėl to, kad myli mus. Kitas svarbus dalykas yra tas, kad Dievas mus įspėja. Aš pats, mano broliai, esu tikras, kad esate kupini gerumo, pilni tikro pažinimo ir mokate vieni kitus perspėti. Perspėjimas nėra padrąsinimas. Matau, kas mano brolį ar sesę traukia ir įspėju. Prieš priimdamas sprendimą susimąstyk. Suprantu, ką sakote, bet ar pagalvojate, ką apie tai kalba Dievas? Perspėjimas yra įspėjimas bet kuriuo gyvenimo atveju, ar ką nors perkant, ar su kuo nors bendraujant, ar kitu atveju. Jėzus tikrai perspėdavo mus ir mes turime perspėti kitus. Kita vertus, Dievas su mumis labai kantrus. Su visu nuolankumu bei meilumu, su didžia kantrybe palaikykite tarpusavio meilę. Esame mokomi ištvermingai pakęsti vienas kitą. Visi tėvai turi būti kantrūs. Turime būti kantrūs vieni kitiems. Žinote, kaip kalba kantrybė? Jis sako, aš galiu palaukti, kol tu išmoksi. Palauksiu, kol atleisi man. Palauksiu, kol pasikeisi. Palauksiu, kol sumokėsi. Galiu palaukti. Dievas buvo kantrus kiekvienam iš mūsų. Mes irgi turime būti tokie vienas kitam. Dar jis mums malonus. Kiek anksčiau skaitėme, verčiau būkite malonūs, gailestingi, atlaidūs vieni kitiems. Malonumas rodomas kitam. Nustebsite, kiek yra daug būdų būti maloniu kitų žmonių atžvilgių, ypač kai jie to nesitiki, bet jiems to reikia. Malonus elgesys suteikia žmonėms džiaugsmo ir laimės. Prisiminkite, kada paskutinį kartą jūs kitam žmogui padarėte ką nors tikrai gero. Kada parodėte, kad jums ji ar jis iš tiesų rūpi. Žinoma, kiekvienas vyras ir žmona taip turėtų gyventi kiekvieną dieną. Kada paskutinį kartą taip elgėtės? Kada turėjote nuostabią privilegiją būti kam nors malonus ir leisti tam žmogui pačiam atrasti, atskleisti, kad jis jums yra brangus, kad juo džiaugiatės? Nedarykite to tikėdamiesi ką nors gauti. Kalbame ne apie gavimą, o davimą. Dar nepamirškime skatinimo. Pažvelkime į laiško Hebrajams 10 skyriaus 24 eilutę. Sergėkime vieni kitus, skatindami mylėti ir daryti gerus darbus. Skatinti reiškia motyvuoti, įkvėpti. Kaip mums motyvuoti kitus? Motyvuoti vaikus paklusti, išreikšti meilę, elgtis maloniai. Kaip skatiname save ir vienas kitą?
Atrodo, kad kai kurie žmonės gimę nusiteikę negatyviai. Jie visada kritikuoja, viską mato neigiamoje šviesoje. Iš jų gero žodžio neišgirsi. Tačiau kas motyvuoja jūs? Be abejo, ne kritika. Mus paskatina prasmingi komplimentai, palaikymo žodžiai, gerumas. Kai pastebime gerą kituose, paskatiname juos būti dar geresnius. Todėl sakau savo darbuotojams ir jums, būk geriausias, koks gali būti, atrodyk geriausiai, kaip gali. Noriu paskatinti juos pasitempti ir nebūti vidutiniškais. Būkite geriausi, kokie galite būti, atrodykite geriausiai, kaip galite, nes jūs esate Jėzaus Kristaus atstovai. Skatinkite vienas kitą. Taip elkitės ir taip kalbėkite, kad uždegtumėte kitus būti įmanomai geriausiais. Taip pat jis dalyjasi su mumis. Laiške Efeziečiams 4 skyriaus 28 eilutėje skaitome. Kas vogdavo, tegu nebevagia. Tomis dienomis taip elgėsi daug vergų. Toliau skaitome, bet imasi triūso, dirbdamas savo rankomis gerą darbą, kad turėtų iš ko padėti stokojančiam. Noriu paklausti. Pasakojau jums, ką savo gyvenime darė Jėzus. Pasidalinau, ką jis atliko mano ir jūsų gyvenime, ko tikisi iš mūsų. Dabar noriu paklausti. Gerai pagalvokite prieš savo atsakydami. Pažvelgia į savo gyvenimą, į tai, kaip gyvenate, pavadintumėte save gavėju ar davėju? Ar didžiąją savo laiko dalį mąstote apie tai, ką gausite? O gal kaip duosite? Ar kuo galiu pasidalyti? Taigi, kas esate? Gavėjas ar davėjas? Laimingiausi žmonės yra davėjai. O kas esate jūs? Turite niekuomet neužmiršti to, ką dabar pasakysiu. Vis dar klausotės? Kai pateksite į dangų ir stovėsite viešpaties akivaizdoje, atidžiai paklausykite, jums bus atlyginta ne už tai, ką gavote, o už tai, ką davėte. Suprantate tai? Danguje gausite atlygį ne už tai, ką gavote šiame gyvenime, bet už tai, ką davėte. Taigi išmintingiausia būti davėjų. Davėjai laimingesni, naudingesni Dievo karalystiai. Davėjai labiau džiaugiasi gyvenimu. Davėjams viskas yra geriau negu gavėjams. Norėčiau dabar jums kai ką duoti. Noriu suteikti jums galimybę pakeisti savo gyvenimo kryptį, amžinybės paskirties vietą, savo gyvenimo būklę. Tam reikia sąžiningai pripažinti, kad nusidėjote prieš Dievą ir esate nusidėjėlis. Kadangi atmetėte Jėzų Kristų kaip savo asmeninį gelbėtoją, jūs nieko nenusipelnėte ir jūsų darbai nieko verti. Todėl paprašykite Jėzų Kristų atleisti jūsų nuodėmes. Pripažinkite, kad niekada nepasitikėjote juo kaip savo gelbėtoju. Bandėte daryti gerą, bet Biblijoje skaitome, kad tai neveikia. Jis sako, kad savo teisumo darbais joks žmogus negali būti išgelbėtas. Pasikvieskite Jėzų Kristų į savo širdį, prašydami atleisti jums jūsų nuodėmes. Pasiduokite jam asmeniškai. Sakykite, viešpatie, noriu tavęs savo gyvenime. Noriu, kad tu gyventum savo gyvenimą manyje ir per mane. Man reikia nuodėmių atleidimo. Po mirties noriu eiti į dangų, bet noriu, kad mano gyvenimas būtų reikšmingas jau dabar. Labiausiai aš noriu, kad Jėzus Kristus būtų mano viešpats ir gelbėtojas. Jei norite prašyti jo nuodėmių atleidimo, priimkite Jėzų Kristų kaip savo gelbėtoją čia ir dabar.
Ta akimirka jūsų nuodėmės bus atleistos. Jūs tapsite Dievo vaiku. Šventoji dvasia ateis į jūsų gyvenimą ir amžiams užantspauduos jūs kaip vieną Dievo vaikų ir jūsų gyvenimas niekada jau nebebus toks pat. Be to, gausite amžinojo gyvenimo dovaną. Tėve, mes dėkingi už tavo meilę mums ir už visus būdus, kaip tu ją išreiški. Meldžiu, kad kiekvienas, kuris girdi šią žinią, suprastų, kiek daug mes esame tau skolingi. Ne už kelis dalykus, bet už viską. Už gyvenimą, už kiekvieną atodūsį ir visą kitą. Meldžiu, kad kiekvienas, kuris dabar klausosi, būtų pakankamai išmintingas pašvęsti savo gyvenimą tau, Tėve, per tavo sūnų Jėzų Kristų. Meldžiu to jo nuostabiu vardu. Amen. Teologijos mokslų daktaro Čarlzo Stenlio programa Gyvenimo principai parengta tarnystės In Touch Ministries, kuri visame pasaulyje kviečia žmonės artimiau pažinti Jėzų Kristų ir stiprina vietinės bažnyčias. Iš Dievo malonės ši programa tapo įmanoma jūsų maldų ir aukų dėka. Lietuvišką gyvenimo principų įgarsinimą jums dovanoja Alytaus baptistų bendruomenė.